jauties patekus į finalą? Ai, normaliai. Aš žvaigždė. Nu, bet tai pagirdėjo, ne? Gera mergaitė buvo, stipri, šaunuolė. Greitai paduso. Šaunuolė, super. Gerai, ruoškis finalui, su Elze jau esi kovojusi, pailsėk, atsigerk. Jo, nu, palauk, Elze laimėjo prieš tai, ar ne? Jo. Tai jo, tautė nelipk ant tatamio mažutė. Tai atsigerk, pailsėk ir su Elze finalas. Jau Šiauliuose esi kovojusi, tai turėtum žinot, kaip dirbti. Dabar atsigauk, šaunuolė. Ne, bet tokia visa violetinė. Markai, žiūrėk, nepergyvent, viskas gerai buvo. Tu turėjai laimėti, laimėti turėjai, bet nusivaizduok, tu jam tiesiai pataikiai, su koja tiesiai į veidą. Nu, taip negalima juk daryti. Ir gavai spėjimą, o dėl to už 2 spėjimus pats žinai, taškų nepadarėjai, pergalė jam. Ateik, Jori. Nu, žiūrėk, kaip ir viskas prasidėjo labai neblogai, žinok, ir praktiškai buvai pataikęs jam. Ne, Mazariuką buvai beveik pataikęs. Neblogai dirbai, ėjai į priekį, pasitaisai iš tikrųjų. Treniruotėse prisimeni, kaip būdavo problemėlė, kad rankų nekeli ir nedirbai, ne? O dabar išėjai, atidirbti stengiasi, kitą kartą gal kiek tiksliau per koją reikia mušti, ne? Tiksliau į vieną ir tą pačią vietą ir pabandyti pakelti galvą, žinai, ir rankytės aukščiau laikytis, nes dabar paskutinę akimirką prasileidai, gerai, kad neužskaitė, ne? Bet šiaip vaizdas tikrai buvo geras, Jori. Vaizdas tikrai buvo geras, tu dirbai, stengiasi nesitraukti atgal, nors priešininkas buvo aukštesnis, ėjai į priekį, darėjai, ką sakiau, plius minus klausėjai, nu, tikrai neblogai, Jori. Šaunuolis, viskas gerai. Sekančios varžybos bus dar geriau, okei? Šaunuolis. Emili, truko galios ant galo kojasi, labai jau ant galo pradėjai tiesiog kelti, kad kelit, žinai. Labai gerai, matai, darai gynybai, tiek nusimušė savo koją daug kartų. O dabar išėjai pradžioje, žinai, labai daug energijos įdėjai, per daug. Galė nebeliko tavo, to ateisiu įdėti. Dabar? Nu, viskas yra, energijas nepaskirstai teisingai, tiesiog per daug pradžioje atidavai. Tautė, duok 5, čempionė. Elze, šaunuolė. Nu, super, labai gerai, vat su ta dešinė, tai žvėris nebitė. Atsigauk, pailsiek, ne? Artūrai, nieks neužrišo. Kodėl nieks nepakviečia jūsų? Niekas nepakviečia, už tai ir stringam. Reikia, kad kažkas paminėtų, aš galėčiau tada rišti. Geras bankės turi, čiūdam, mavašį. Į pilvą, į koją, aišku. Tai viskas, koja jungi ir viskas. Paprasčiausias būdas laimėti. Maladės, šaunuolis, os pasakyk nulipant. Os būtinai pasakyk nulipant. Duok 5. Maladės, sveikinu. Nenuėjo darbas veltuje, ne? Šaunuolis, viskas gerai, pavargęs, labai greit gavosi, nemažai pertraukų, bet maladės, ištvermės turi, tai tau čia tik pliusas buvo. Labai gerai viskas. Pašnekėsim paskui, šaunuolis. Maladės, pirmą vietą, labai gerai. Sveikinu. Kodėl stumė? Smūgio. Nestums. O gali stipriai permušti su rankom, nebaksnuoti. Stipriau. Taip, dar stipriau. Va taip, dar stipriau. Ir tik prasideda kovo iškart dvigubas. Liuks. Vėl, toliau. Ir va, eina link tavęs. Liuks. Vėl. Neapgavai. Gerai. Kita koja. Gerai. Okay, supyk. Bet iš pradžių taip nesmūgiuok, kaip per treniruotės gerai. Ir žemiau. Nes reikia man pabaigoje, kad tu supyktum ir daug smūgių padaryti. Einam arčiau. Ateik, Estela. Laimėjom. Nu, Estela, kas čia dabar? Ką? Čia mavašį tobulą padaroma, čia mėtom. Bet ką? Gerai? Ir susikaup. Bet liuks dirbai. Tikrai nustebinai, šaunuolę. Liuks. Eik, palsiek dabar. Žinai, kodėl pralaimėjai? Nes ėjai visada atgal. Bet labai mačiau stengiasi, smūgiavai rankytėm stipriai. Šaunuolis. Oi. O, šaunuolis, gerai. Duok 5. Stengiais, mačiau, kad stengiais. Šaunuolis. Sveikinu, šaunuolį. Sudalyvavai. Sveikinu, Miša, maladėts.